patyrinėk savo kasdienybę, patyrinėk savo laiką, savo dienotvarkę ir pasižiūrėk, kiek daug laiko galbūt sakau, iššvaistai be reikalo. Yra kažkokie tai trūkdžiai tavo kasdienybei, kurie atima iš tavęs laiką, siurbia iš tavęs energiją ir pasižiūri, diena praeina, o nieko gero nenuveikiai. Tai galbūt atėjo laikas atsisėsti, pasakyti stop, apsidairyti, pasižiūrėti, kas iš tavęs siurbia tavo energiją ir tavo laiką. Tiesiog tai padaręs galbūt pamatysi tuos dalykus ir išmesi tas šiukšles ir pasižiūrėsi, kad esi stipresnis, vikresnis, turi daugiau energijos ir jėgų ir taip galbūt artėsi prie išminties suradimo, tapsi protingesnis ir panašiai.